Klaipėdos universitete įvyko spaudos konferencija skirta pristatyti 3 šiuo metu vykdomiems infrastruktūriniams projektams – jūrinio slėnio branduolio kūrimo, inžinerinių tinklų susisiekimo komunikacijų įrengimo ir Klaipėdos universiteto humanitarinių, socialinių mokslų, menų studijų ir informacinių technologijų infrastruktūros bazinės įrangos atnaujinimo. Anot infrastruktūros ir plėtros prorektoriaus profesoriaus daktaro Rimanto Didžioko vykdomų projektų vertė studentams ir visai akademiniai bendruomeniai bus aiškiai matoma. Bendruomenė, aš manau, laukia šitų projektų rezultatų. Mes tikimės, kad jie iš tikrųjų padės studentams jaustis labiau pilnaverčiais, nes jie galės pilniau išnaudoti savo galimybės, dirbdami su naujausia technologinė įranga, turėdami galimybės naudotis informacinių technologijų resursais. Pagaliau dėstytojams tai labai svarbu, nes dėstytojai galės realizuoti ir įgyvendinti mokslinius projektus, konkuruodami, kaip sakiau, ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje rinkoje, nes turėdami puikią įrangą ir turėdami gerą pasiruošimą, savo aukštą kvalifikaciją, be abejo, jie gali pasiekti puikių rezultatų. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų rengimo projektas Klaipėdos universitete įgavo pagreitį. Nugriauti 6 nenaudojami pastatai, paskelbtas konkursas inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybai. Vykdomas humanitarinių, socialinių mokslų, menų studijų ir informacinių technologijų bazės įrangos atnaujinimo projektas sukurs apie 1000 virtualių darbo vietų studentams ir pagerins studijų kokybę. Seniausiai pradėto jūrinio slėnio projekto įgyvendinimo pabaiga numatoma 2015 metais. Profesorius daktaras Rimantas Didžiokas teigia, kad ateityje Klaipėdos universitetas galės pasiūlyti moderniausią įrangą ir geriausias sąlygas mokslui, verslui ir studijoms. Galėsim drąsiai sakyti, kad mes turim pačią moderniškiausią įrangą skirtą jūriniams tyrimams bendraja prasme. Mes turėsim įrengtas 4 specializuotas laboratorijas, mokslinės laboratorijas, kaip sakiau, kurios bus atviros studentams. Ir turėsime unikalų galbūt ne tik tai Lietuvoje, bet ir šitoj pakrantėje mokslinių tyrimų laivą. Šis taip pat bus atviras ne tik tai mūsų universiteto, bet ir Lietuvos mokslininkams, natūraliai, kadangi visa šita įsigyta įranga veiks atviros prieigos principų. Ir tą labai svarbu pabrėžti, kad mes iš tikrųjų esam pasirengę ir kviečiam verslą aktyviai taip pat naudoti šitom galimybėm. Ir tikimės, kad ta sąveika arba tas bendras veikimas iš tikrųjų visiems bus naudingas verslui, mokslui, ir studijoms. Apskritai Klaipėdos universitete šiuo metu vykdomi 22 struktūrinės paramos projektai.